Karo amatas senas kaip pasaulis. Juo rėmėsi visų senųjų imperijų galybė. Per maldą ir sugniaužtą kumštį kinai kovą pavertė menu. 1972-aisiais televizijos žiūrovai susidomėję žiūrėjo amžinąją klasiką tapusi filmą. Davidas Carradinas vaidino Keiną, pusiau kiną, pusiau amerikietį šventiką, klajojusi po Amerikos vakarus 8-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Praėjus beveik 30 metų Davidas Carradinas pirmą kartą aplankė tikrą šaulinio šventyklą ir susitiko su tikrais vienuoliais, jo sukurto veikėjo Keino prototipais. Priartėjęs prie vartų, prisiminiau mokytojo Kano žodžius iš filmo. Išmintingas žmogus vaikšto nuleidęs galvą. Prieš keletą metų ant šaulinio kalno buvo susirinkę vienuoliai iš visų pasaulio šalių. Jie atvyko pažymėti 1500-ųjų šventyklos metinių. Įleidęs mane pro vartus asmeninis abato padėjėjas paaiškino, kur slypi šventyklos galia ir reikšmingumas. 4 šventieji Kinijos kalnai išsidėstė lyg pagal kompasą. Šiaurės, pietų, rytų ir vakarų pusėse. Viduryje stūkso 5-asis, švenčiausias kalnas Songshanas. Čia ir buvo pastatyta šaulinio šventykla. Lankydamasis pas abatą, parodžiau jam kelis epizodus iš savo filmo apie kung fu. Jis nebuvo matęs šio serialo. Po kelių akimirkų ankstesnis abato šaltumas išnyko kaip dūmas. Jis nusišypsojo ir tarė: "Tu vaidinai kinų vienuolį? Tai labai įdomu." Kinai sako, visi šio žemės kovos menai atsirado šaulinyje. Nėra nė vieno kovos stiliaus, kuris nebūtų kilęs iš šaulinio kovos menų mokyklų, ar bent jau patyrė stiprios jų įtakos. Pasak legendos, 527 mūsų eros metais indų budistas Bodhidharma atplaukė į Kiniją iš Madraso, rytinės Indijos pakrantės. Po mėnesio klajonių jis pėsčiomis pasiekė Songshango kalnus. Sakoma, kad Bodhidharma 9 metus praleido medituodamas ant stačios uolos esančios virš šventyklos.
Jis vis giliau grimzdo į vidinius apmąstymus ir galiausiai galėjo išgirsti net skruzdės riksmą. Kovodamas su kūną apėmusiu sąstingiu, Bodhidharma išvystė specialią kvėpavimo ir fizinių pratimų techniką. Nusileidęs nuo kalno, budistų mistikas išvydo, kad šaulinio vienuoliai silpni ir paliegę. Bodhidharma atskleidė jiems savo paslaptis, išmokė siekti dvasios stiprybės ir apsiginti nuo kalnų regionuose siautusių plėšikų. Iš Bodhidharmos mokymo išsirutuliojo Chan budizmas, juo pagrįsta Zen praktika. Kertinis šio mokymo akmuo tai būte arba veiksmingosios kovos samprata. Ji remiasi griežta disciplina, asketiškų gyvenimo būdų, nuolankumu ir pagarba visiems gyviems padarams. Šaulinio šventyklos kieme nuaidi pirmieji vienuolio treniruotės garsai. Įdubusios grindys byloja, kad kovos menas čia tapo kasdienybė. Kaip tikslo siekdamas žmogus sugeba sujungti į vieną savo fizinės, dvasinės ir protinės galias. Tai tebėra didžiausia kovos menų paslaptis. Šiandien vienuoliai kruopščiai saugo žinias, kurias jiems suteikė kovos menų pradininkas Bodhidharma. Įėjęs į įdubusį kiemą ir išvydęs kovojančius vienuolius, aš netekau žado. Kurdami filmą apie Kung Fu mes rėmėmės tik legendomis. Tai, ką aš išvydau čia, buvo tikra.